pradėkim nuo to, kad čia yra paslaptingas taškas kažkoks su žvaigždute. Tai siūlau susirasti tą tašką. Gegutės ar genio kažkas palikęs kuprinę. Konkrečiai dabar šitoj bazėj, kur mes esam, čia stovėdavo 4 raketos. Jinai būdavo pati raketa šitam angare, va ten paleidimo aikštelė. Jie ją ištraukia ir tipo paleidžia. Bet tai kokie ryšiai? Paskutinis žmogus, kuris paspaudė Napoleonui ranką. Ir Napoleonas atidavė jam savo kitelį. Ir čia buvo toks įrengtas kaip ir muziejus įvairių senų dalykų. Ir va čia buvo saugomas tas Napoleono kitelis. Nueinam pažiūrėti tą brastą, bet kad toks jausmas, kad čia netgi kitos brastos įvažiuot nebeišeina. Čia upė, vaga prasidėjo va ten už tų krūmų tik tai. Vat nugraužtas krantas. Ai, va, yra. Vakar kepta. Tada normaliai vandens lygis normalus, va čia kyšo akmenis visur ir nuo čia jau jinai neužilgo įteka į nerį ir gan didelis nuolydis. Va nuo čia jau rėvas prasideda. Toks dalykas kaip ir prie Lopaičių piliakalnių tie energetiniai žiedai, kurie daeina iki Vilniaus. Bando tiesiog pritempti, čia mokslininkai disertacijas rašo, iš tiesų, kad nėra. Upeliai, toliau vat pravažiuosim per pravažiuojamą brastą, per kurią ir aš važiuosiu. Nu ir va tiek, tai aš galvoju, jeigu kas turit taros, tai galite įsipilti tų šaltinių vandens. Kai šiandien važiuojam palei 3 upę, tai gražiausias važiavimas bus palei Vilnių. O įsitiksim. Ir daugelis Napoleono kareivių tas vertybės kažkur paslėpdavo. Su tą mintim, kad kažkada tai grįž, kai viskas normalizuosis ir pasiims. Ir taip Lietuvoje tikrai yra ne vienoje vietoje ir rasta ir paslėpta tų Napoleono lobių. Bet kad yra daugybė Napoleono ąžuolų, po kuriais jisai pietavo arba pogolio gulėjo, nu tai čia yra visiškai marketinginis dalykas, kaip ir vat Lietuvos upelis. Aš taip galvoju. Kas nors paneikite tai.
Kur einat? Ai, iš vietinių. Reikia daugiau. Viski tezų reikia. Gal laikas jūs valgyti. Pus.